Sveiki! Šiandien tyrinėsime, kaip šviesa lūžta įvairiose terpėse – vandenyje ir stikle. Įkišus lazdelę į vandenį stebėkime, kaip keičiasi jos vaizdas. Šiandieną bandysime atsakyti, kodėl taip vyksta. Su ritinėliu efektas panašus. Vasarą ežero gylis mums taip pat atrodo mažesnis. Naudodami lazerį stebėsime, kaip šviesa lūžta vandenyje. Matome, kaip spindulys pereidamas iš oro į vandenį lūžta. Eksperimentą pakartojame, kai šviesa skrenda iš oro į stiklą. Dabar atidedame spindulio eigos taškus. Kampus išmatuojame matlenkiu. Ta patį padarome ir su pirmojo bandymo rezultatais. Pagal šviesos lūžio rodiklio formulę apskaičiavę gauname, kad vandens lūžio rodiklis yra 1,33, o stiklo 1,48. Iš lentelės matome, kad mūsų atlikti skaičiavimai yra tikslūs. Vandens lūžio rodiklis yra toks pat, o stiklo patenka į intervalą. Mums bandymas pavyko, paeksperimentuokite ir jūs.